važiuoju, žiūriu tą mišką ir sakau, žinau, ką aš veiksiu. Aš noriu kurti drabužius. Faktas, kad tai buvo jam kaip bajeris. Su džinsu yra nemaloniausia dalis ta, kad džinsas susitraukia po skalbimo. Tu užsiminėjai apie šitą influencerius, o apie barteriuką nepaklausime, nes... Diana, kaip ten su tais barteriukais? Čia yra skaudi tema jau visiems, bet atrodo, kuriejams. Ja. Vyrams nieko nereikia. O taip pat vyrai, vargšiai vyrai mūsų. Taip Tautvydai. Sveiki, aš esu Valerija Fitzbrasė ir tai laida Kūryba be filtrų. Šiandien aš esu svečiuose pas gerai žinomą drabužių dizainerę Dianą Vapsvę. Diana Vapsvė prekės ženklas buvo įkurtas net 2012 metais ir šiai dienai Diana yra išleidus net 22 kolekcijas. Diana nesivaiko mados tendencijų, o kūrė tai, kas yra stilinga, aktualu, patogu ir universalu šiuolaikiniai skubančiai moteriai. Tai dabar kviečiu jūs keliauti kartu su manimi ir pasižiūrėti Dianos kūrybos užkulisės. Diana, galiu drąsiai sakyti, kad esi mados industrijos veteranė. Žinok, esu tas vienas iš galbūt jau daugelio žmonių, kurie tave pažįsta, kurie seka tavo kelią nuo pat pradžių, kadangi aš pati pradėjau domėtis tuo maždaug 2012, kai pagimdžiau. Matyt, kad moteriams, kai atsiranda vaikai, tu pradedi kažkokias naujas nišas gilintis. Ir, kaip pati sakai, nušvitimas ateina. Jo, man matyt, kad tas irgi nušvitimas atėjo ir aš visą laiką tavo kelią stebiu. Ir esi viena iš nedaugelio drabužių dizainerių, kuri išliko ir sėkmingai vysto savo verslą iki pat dabar. Tu išleidai daug kolekcijų. Kaip tau apskritai, užtenka idėjų, kaip tu neperdegi ir vis sugalvoji, kaip nustebinti žmonės? Man kiekvieną kartą išleidus naują kolekciją, man atrodo viskas. Dabar jau tikrai perdegiau. Nors iš tikrųjų mano darbo principas ir ritmas yra toks, kad aš niekada nesiilsiu. Mano kūrybos procesas vienai kolekcijai trunka pusę metų. Aš išleidžiu vieną kolekciją ir iš karto imuosi sekančios. Tai šiuo metu pas mane yra pavasario kolekcijos kūryba. Ir kiekvieną kartą atrodo, kad išsisėmiau, išsitaškiau, nieko nebežinau, ko toliau griebtis, bet kažkaip, aš nežinau, natūraliai. Žinai, kartais sakau, toks kažkoks varikliukas įsijungia ir važiuoja ir negaliu sustoti. Negaliu sustoti ir dėl to, kad ant to pastatytas įmonės veikla, kad aš negaliu ilsėtis mėnesį, aš šiandien neturiu įkvėpimo, aš negaliu savo tai leisti. Aš šiandien turiu 10 žmonių, 10 darbuotojų, už kuriuos esu atsakinga. Ir kiekvieną dieną aš kuriu, nes negaliu aš ilsėtis. Bet tu sukūri, kiekviena tavo kolekcija yra ganėtinai didelė, ne? Tu sakai, kad yra apie 50 modelių. Bet žinai, man kilo tokia mintis, kad tai yra didžiulė atsakomybė prieš savo klientus, nes tu tą darai daugybę metų ir jie laukia kiekvieną kartą iš tavęs didelės kolekcijos. O kas jeigu, nežinau, neduok Dieve, tu susirgtum, tu visiškai suprastum, kad nebenoriu, nebegaliu, neturiu tikrai įkvėpimo, nepaisant to, kad reikia. Kaip tu tada suktumys iš padėties? Iš tikrųjų dažnai apie tai pagalvoju ir to labiausiai turbūt bijau, nes visa įmonės sėkmė priklauso tik nuo manęs. Jeigu aš nieko nesukursiu, mes nieko neturėsim ir negalėsim nei augti, nei plėstis, nei kažką pasiūlyti, nei... Aišku, neturėsim apyvartą, aš jau čia kalbu kaip verslininkė, žinai, bet tokia ir esu. Tai, nežinau, žinai, kas bus rytoj, aš mėgaujuosi šiandien dieną, iš tikrųjų, kūryba man nėra tas dalykas, kad tai yra didžiulis darbas, kuris mane vargina. Aš mėgaujuosi kurti. Aš savęs neįsivaizduoju kitur ir tikriausiai kitokio darbo aš visiškai negalėčiau daryti ir kūryba mane iš tikrųjų įkvėpė ir ta prasme tai yra mano laisvė gyventi, mano džiaugsmas gyventi dėl to, kad aš galiu kurti ir žinoti dar, kad žmonėm patinka mano kūryba, tai apskritai labiausiai gal motyvuojantis dalykas kurti. O kaip pas tave apskritai vyksta reikalai su audinių užpirkimu? Ar čia yra tavo pareiga išrinkti, ar tu vis tik savo kolektyvui paaiškini, ko tu nori? Nežinau, noriu ten tokios tekstūros, tokios spalvos, ieškokit. Oi, ne, viskas čia yra kūryba, kūrybos procesas, tai
kai aš piešiu piešinį, aš jau žinau, iš kokio audinio jis turėtų būti pagamintas, aš turiu audinių tiekėjus, aš maždaug žinau, su kokiais audiniais aš galiu dirbti ir viską aš paduodu merginom jau paruoštą, iš ko noriu pasiūti. Kartais sugalvoju iš vieno audinio, mes pasiūnam tą gaminį ir suprantu, kad noriu jį pamatyti dar ir iš kito audinio, tai pasisiūnam dar iš kito audinio ir tada aš renkuosi, kuris man labiau patinka ir labiau integruojasi į mano visą bendrą kolekciją ir bendrą vaizdą. Ar važiuoji į parodas į užsienį? Taip, iš tikrųjų, iki COVID mes labai daug keliaudavom į parodas, tai į Paryžiaus parodą, kuri vykdavo rugsėjį, tais laikais, dabar šiek tiek kitom datom. Tai mes vykdavom kiekvienais metais į Paryžiaus Premier Vision tikrai pasaulinio dydžio kolekcijų, taip, naujų kolekcijų audinių pristatymai. Tai iš tikrųjų labai daug informacijos iš tenai atsivežė, labai daug tiekėjų, labai daug kontaktų užmezgė. Aš manau, kad tai yra viena didesnių mūsų investicijų, nes sėdint čia Lietuvoje ir atrasti gerus tiekėjus užsienyje yra pakankamai sudėtinga. Internetu jas rasti ir su jais užmegzti kontaktą. Tai tas kontaktas užmezgamas iš tikrųjų, tas akis į akį susitikus ir susipažinus ir prisistačius, kas tu esi toks, tai yra patogiausias ir patikimiausias būdas. Nes tikrai, antras dalykas, mes jau esam gana dideli, kad mes galėtumėm dirbti su tokiais gamintojais, nes yra minimalus kiekiai, kurios turi nusipirkti, nes ten 10 metrų ten nenusipirksi. Tai dar tai yra svarbu, kad gali sau tai leisti, nuvažiuoti, pamatyti pagrindinės audinių tendencijas dar kitiem metam, čia metai į priekį dažniausiai būna, ir su jom dirbti. O nesi buvusi, pavyzdžiui, Milane, nes man teko būti ir Milano Unica, ir Premier Vision, tai tikrai galima palyginti, kad Milane yra tikrai labai geras apskritai ir tiekėjų lygis, parodos lygis yra, jinai yra tikrai didžiulė, aš galiu net pasakyti, kad man asmeniškai net Milano Unica patiko labiau, bent jau kiek aš ją atsimenu. Negu Paryžius? Jo, bet aš buvau Milane prieš COVID ir pavyzdžiui, buvau dabar Paryžiui, aš neradau, ko aš ieškojau. Bet vėlgi, čia su italais yra kitas dalykas. Prancūzai šiaip, iš verslo pusės jie tikrai komunikuoja ir su jais galima labai lengvai bendrauti tiek, pavyzdžiui, WhatsApp'one, tiek telefonu, tiek e-mailu, bet italai yra, atrodo, visiškai kitas pasaulis ir pas juos yra gamyklos, net neturi savo elektroninių puslapių, jie neviešina savo kontaktų ir jeigu tu nori parsivežti kažkokį gamintoją, tai va aš specialiai vieno gamintojo man labai reikėjo ir aš skridau jo ieškoti dėl vieno vienintelio gamintojo, dėl vienos medžiagos. Nes italai, tai jie gali tau net neatsakyti elektroninį paštą pusę metų. Apie ką aš ir bandžiau pasakyti, kad nėra paprasta užmegzti kontaktą ir tas kontaktas kažkaip tas akis į akį, jisai patikimesnis ir iš jų pusės, ne tik iš tavo pusės. Jie ne su visais nori bendrauti. Tai taip, Milane aš nebuvusi, mes buvom dar Barcelonai. Barcelonai vykdavo irgi džinsų parodas, grinai specializuota džinsų paroda, nuo džinsinių gaminių iki džinsinių audinių. Jinai labiau buvo ir apie tai, kaip galima apdirbti džinsą, kaip jisai lazeriuojasi, kaip jisai skalbiamas, apie naujausias technologijas, darbus su džinsu, žodžiu. Tai labai įdomi, labai informatyvi. Kaip sakoma, visi džinsų tiekėjai irgi prasidėjo tikrai iš tenai, iš Barcelonos. Man atrodo, Lietuvoje net nėra pasiūlos džinsų, kažkada teko ieškoti ten kažkokiam nedideliam gaminiui, man perdirbti reikėjo, dabar jau nebeatsimenu ką, ir aš atėjau į parduotuvę ir žiūriu, aš buvau pakraupus. Galvoju, iš ko tada kūrėjai kūrė? Aš tada dar nebuvau vykusi parodas ir galvoju, Dieve, iš kur gauna normalų džinsą. Žinai, iš tikrųjų viena bėda yra ta, džinsą gal ir galėtum nusipirkti, bet ko Lietuva neturi, tai gerų gamyklų, kurios dirba su džinsu, jis skalbia, lazeriuoja ir kad tai darytų gana profesionaliai, šiuolaikiškai, inovatyviai. Tai šita vieta yra gana silpna Lietuvoje ir man šito labai trūksta. Tai esu tikrai
kažkaip paieškosi, kur dar galėtum dirbti su džinsu, kadangi aš su juo dirbu labai daug, kas jį man galėtų išlazeriuoti ir išblukinti, išskalbti, padraskyti, pati supranti džinsų principą, kaip su juo dirbama yra. Ką tu turėjai omeny išlazeriuoti? Kas tai yra per procedūrą, sakykime? Procedūra tai išbalinimas, išblukinimas džinso yra išlazeriavimas, tai yra lazerio pagalba. Okay. Tai iš tikrųjų tai gražiai ir madingai ir stilingai padaryti tikrai ne kiekvienas gali. Tu gali turėti mašiną, tu gali turėti lazerį, bet jeigu neturi žmogaus, kuris tai daro tikrai išskirtinai ir meniškai, tai tol, kaip sakoma, neturėsi to galutinio gražaus rezultato. Mes esam tikrai labai maža rinka, kad ar turėtumėm, sakykime, tokias gamybos galimybės mūsų šalyje, bet aš manau, kad visai kaimynė Lenkija turėtų tokiais dalykais būti stipresnė, nes vis tik ten yra gamyklų sostinė, galima sakyti, mūsų artimoje aplinkoje, nes nei Latvijoje, nei Estijoje aš irgi nesu girdėjus, kad ten būtų išvystyta būtent tekstilės gamyba, tekstilės perdirbimas, kaip tai yra, sakykime, Lenkija ta mažoji Kinija, sakykime taip. O Lietuvoje tai net ir skalbyklų mums trūksta. Yra vienintelė skalbykla, nežinau, gal 2 maks per visą Lietuvą. Bet tai yra irgi menas, tai yra irgi įgūdžiai. Išskalbti džinsą irgi reikia mokėti teisingai, panaudoti tam tikrą chemiją, kas yra, atrasti tą teisingą formulę chemijų. Kiek ko turi sudėti, kad tas džinsas gražiai išsiskalbtų, kad jisai neteptų, kad jisai puikiai atrodytų, kad jisai po skalbimo neatrodytų, kad kaip 100 kartų jau nešiotas, tarkim, ar ne, labai tokių plonų detalių ir ko iš tikrųjų nelabai gali Lietuvoje ir pasidaryti. Bet kad pasiūti džinsus, tai yra velniškai sudėtingas procesas. Ir apsimoka tai daryti, ar džinsų paklausa Lietuvoje, bent jau tavo prekės ženklė, yra pakankama, kad tu visą tą procesą nuo A iki Z praeitum kas kartą kiekvienais metais? Tikrai labai daug metų dirbom, daug lydom, daug suinvestavom, daug nuostolių turėjom ir tikrai tų klaidų buvo tokių skausmingų, kad tu kartais pagamini džinsus, juos atidirbi vieną vienetą, tarkim, ar ne, išskalbi viskas. Su džinsu yra nemaloniausia dalis ta, kad džinsas susitraukia po skalbimo. Ir apskaičiuoti teisingai susitraukimą yra gana sudėtinga. Ir tas susitraukimas gali būti, jį įtakoja, tarkim, chemijos kiekis šiek tiek per didelis arba per mažas. Ir jis gali labai plaukioti ir laviruoti. Vieną kartą susitrauks tiek, kitą kartą tiek. Tai, tarkim, tikrai esam ne vieną kartą išskalbę visą partiją džinsų ir jie susėdo per 3 dydžius žemyn. Ir iš suaugusių džinsų liko vaikiški, tarkim. Yra ir tokių patirčių, tai iš tokių didelių skausmingų, tikrai ir finansinė prasme skausmingos klaidos, geriausias pamokas. Susimokėjom, sužinojom, daugiau taip nedarysim. Buvo visko, sakau, džinsas yra tas dalykas, kur nežinai, kas bus ir koks tas galutinis gaminys ir koks tas dydis, gausis. Tai žodžiu, prijaukinti džinsą kaip prijaukinti liūtą. Tai aš jau 10 metų su džinsu dirbu, tai čia viena iš tokių gal įsimintiniausių istorijų, kaip man yra atsitikę. Turbūt, kad daugiau tokių skausmingų labai ir nebuvo, bet daug ką išmoksti, bet daug įdirbio įdėjom ir dabar jau, kaip sakoma, tokių dalykų jau nebėra. Žinom klaidas ir žinom, ko nedaryti. Pas tavį yra ganėtinai didelis verslas ir sakyčiau, kad mes drąsiai galim pavadinti tai mados namais, nes tai, ką tu sukūrei, tai, ką tu pastatei, yra iš tikrųjų labai dideli pasiekimai. Bet ar tu niekada negalvoji, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje gal tokia praktika nėra labai įprasta, bet užsienį dideli mados namai samdo dizainerius, kurie jiems kūrė kolekcijas, kurie padeda galbūt, kurie galbūt kažkokį sezoną paima kolekciją. Sakykime, kaip atsarginis variantas. Ar negalvoji apie tokį
Galvojau, kad, kaip kalbėjai prieš tai, kad jeigu man kas nors atsitiktų, tai kas toliau. Mes ir su vyru nekartą kalbėjom apie tai, kad, jeigu man kažkas atsitiktų, galbūt pavyktų rasti, kas galėtų tęsti mano tą kūrybą ir išlaikyti tą mano braižą, nes jisai gan ryškus, gan, kaip sakau, vapsviškas ir jau labai atpažįstamas gatvėje. Mano suknelė atpažįsta tikrai žmonės jau iš tolim, siluetą, detalės ir tam tikrą tam tikrą braižą jau daugelį metų aš išlaikau. Bet ar tu visą laiką žinojai, kad tu būsi drabužių dizainerė, ar vis tik tavo apskritai gyvenimiška istorija yra ne apie dizainą? Visiškai. Aš visiškai nieko bendro su kūryba neturėjau gyvenime ir iki šio verslo aš dirbau visai kitokius darbus, vadybinius darbus, vadovaujamą darbą, kas iš tikrųjų irgi buvo puikia mokykla ir davė man žinių ir išmokė mane vadovauti personalui. Nors savo versle aš nesu vadovas, aš esu draugas kiekvienam mūsų darbuotojui ir tai yra mano žmonės, jie yra tikrai ilgalaikiai ir kuom galiu pasidžiaugti, kad ilgalaikiai žmonės tie, kurie prieš 10 metų su manim pradėjo dirbti, mes kartu užaugom. Lygiai taip pat ir aš buvau, kaip sakau, žalia ir šie žmonės mano buvo žalia. Šiandien mes esame tikra komanda, mes užaugom kartu ir aš nežinau, kas turi atsitikti, kad mes viens kitą paleistumėm kada nors. Iš tikrųjų žiauriai gera ir jauku ateiti į darbą, kaip mano žmonės yra mano žmonės, jau kaip šeima, su kuriais mes nebėra tų santykių, kad čia yra vadovas, čia aš esu samdomas žmogus. Yra abipusė pagarba, abipusis toks pasitikėjimas, tas jaukumas, tas jokios baimės pamačius vadovą, kaip kartais būna. O ta mano istorija, tai iš tikrųjų tie kiti darbai davė man naudos ir tikrai tam tikrą požiūrį į kaip suburti kolektyvą, kaip draugauti, kaip prieiti, kaip prisijaukinti žmonės. Man tai yra labai svarbu, man tai turi būti jauku, nes, kaip ir sakiau, čia yra mano antri namai ir aš čia turiu jaustis gerai. Ir kad tie žmonės jaustųsi gerai lygiai taip pat. Tai kuom tu dirbai prieš 12 metų, jeigu tiksliau apibrėžti apskritai, kas buvo ta tavo paskutinė stotelė prieš įkuriant Dianą Vapsvę kaip prekės ženklą? Gerai, tai jeigu taip nuo pradžių, tai iš tikrųjų, kai gimė mano dukra, aš išėjau motinystės atostogų iš įmonės. Žodžiu, aš buvau Akropolio boulingo direktorė. Ir lygiai taip pat man priklausė Akropolio ledas. Aš jam vadovavau. Tai tokia mano buvo paskutinė darbovietė, gana nemažai aš ten pradirbau ir nebenorėjau ten grįžti, kai gimė mano dukra, mano požiūris labai pasikeitė. Galimai, kad ir apsiraminau, nebenorėjau įtempto darbo, nes iš tikrųjų tai buvo begalinė atsakomybė. Tai yra didelė mašina, už kurią esi atsakingas ir kartais ir naktis nemiegotas, ir kartais naktim ir skambučių sulauki iš aukštesnių vadovų ir visko būdavo ir aš sakiau, jau su vaiku aš taip dirbti nebenoriu. Tai kurį laiką aš iš tikrųjų gerus metus ruošiausi ir galvojau, ką aš darysiu toliau, kol dukra iki 2 metų. Aš 2 metus turėjau laiko pagalvoti. Tai ieškojau aš savęs iš tikrųjų, tai buvo mano laikotarpis, kai aš turėjau suprasti, kas aš esu ir kuom aš noriu būti užaugus, žinai, čia toks juokelis, bet iš tikrųjų vieną dieną labai netikėtai, tiesiog labai greitai šovė man ta mintis, važiavom pas vyro tėvelius į svečius, sėdi gale dukrytė ir aš važiuoju, žiūriu tą mišką ir sakau, žinau, ką aš veiksiu. Aš noriu kurti drabužius. Ir taip vyras, tikrai nepatikėjo, nes aš visiškai nieko bendro su dizainu neturėjau, nors tuo metu domėjausi tikrai stilium, labai visada ieškodavau kažkokių išskirtinių drabužių, man patiko išsiskirti ir kitaip rengtis šiek tiek ir tikrai buvo įdomu mada. Ir kai aš jam pasakiau, kad kursiu, faktas, kad tai buvo jam kaip bajeris
ir jisai to nepriėmė rimtai. Ir aš nežinau, kodėl, žinai, tas nušvitimas. Ir aš susakiau iš karto planą, kaip tai turi atrodyti. Tai reiškia, sukuriu kolekciją, aš pati piešiu, pati surasiu, kas man sukonstruos, surasiu, kas pasiūs, atsidarom mažą butikėlį ir čia bus mano darbo vieta, maža darbo vieta. Ir ten vietoje aš toje patalpoje galėsiu turėti vieną bent jau siuvėją ir mes ten kartu kirpsim, kartu siūsim. Tai va tiek. Ir, faktas, kad tai atrodė iš šalies tai didelė labai nesąmonė. Mano vyras labai toks irgi verslus, atsakingas, visada irgi dirbdavo vadovaujamą darbą, tai jis kažkaip prie tų didžiųjų verslų šiek tiek prisilietęs ir jis taip kažkaip biškai, ne apie tai. Ir nepalaikys manęs iš tikrųjų. Nepasidaviau, gerai, mes išvažiavom, nuvažiavom pas tėvelius ir man tas savaitgalis buvo tiesiog skaudanti galva ir man reikia ir aš čia tas žmogus, kur degtukas užsidegu, viskas dabar. Laukti man yra didžiausia bėda. Aš žmogus, kuris nemėgsta laukti, visame kame. Mes tom su tavim, ko gero, esam labai panašios. Ta prasme, pas mane viskas turi būti vakar ir kad čia man ryt po ryt šiom dienom man netinka, arba dabar, arba vakar. Tai aš tyliai grįžom namo, prasidėjo nauja darbo savaitė, nupiešiau kolekciją. Kol vyras dirbdavo darbe, aš sėdėdavau su dukra namuose, aš nupiešiau kolekciją. Aš susiradau patalpas, kurios man buvo įdomios. Aš nuvažiavau, tai mūsų pirmosios patalpos buvo Ogmios mieste Vilniuje. Nuvažiavau, susitikau su Ogmios miesto vadyba, aprodė man patalpas. Man labai jos tiko, aš turėjau savo viziją, kaip tai turi atrodyti. Pirmoji parduotuvė mano buvo sugalvotas dalykas kaip podiumas. Aš turėjau vidury parduotuvės podiumą. Tikėjausi ant jo pristatyti naujausias savo mini kolekcijos tuo metu. Iš tikrųjų tai nebuvo tai didelės svajonės, kad čia, aš čia tapsiu, žinai, žinoma dizainerė ir čia, nežinau, nustebinsiu visą pasaulį ir čia visi apie mane žinos ir kalbės. Aš tiesiog norėjau susikurti savo jaukią darbo vietą ir tiek. Ir aš nuvažiavau, aš susiradau tas patalpas, grįžta vyras namo, aš jam viską parodau, pristatau planą ir jisai man neleidžia tos fizinės parduotuvės atsidaryti dėl to, kad neskubėk. Bet tai yra čia yra tikrai drąsu, nes jeigu tu dar tuo labiau neturėjai, baigus, sakykime, dizaino studijų, tu nesiturėjai su tuom dar jokių sąsajų. Taip drąsiai važiuoti ir parduotuvė iš karto atsidaryti, esi labai ambicinga moteris. Esu, iš tikrųjų esu. Ir vyras, aišku, atsargiai, racionaliai, nurimk, viskas bus gerai, padarysim, pabandysim, bet tik bandom e-shop atsidaryti. Man netinka, aš noriu visko ir dabar. Tai aišku, nebūčiau aš išsiderėjau, aš susitariau, įkalbėjau, nežinau, kokiu būdu manim patikėjo ir ta parduotuvė vis tik pirmoji atsirado. Niekada nepamiršiu, kaip pirmą kolekciją teko sukurti. Per 3 mėnesius aš turėjau įsikelti tas patalpas, jau pradėti mokėti nuomą ir turėjau pasiūti visą kolekciją ir turėti kuo prekiauti. Kiek tai buvo modelių, tavo pirmoji kolekcija? Ar tu iškart jau iš tikrųjų, pirma mintis tai buvo tokia, kad gaminti drabužius vaikam ir mamom tą patį modelį. Mano tokia pirma idėja buvo ir aš ją ir įgyvendinau, tai pradžia buvo tokia. Ir iš tikrųjų labiau dirbau su vaikais. Aš atsimenu dar tavo pradžią, man atrodo, net mano vaikas turėjo tavo kostiumėlį, nes man atrodo, tais laikais buvo, pasakyčiau, gal trendas prekiauti vaikiškais rūbais, tais kostiumėliais. Gal ir galima tai pavadinti trendu, nes tai buvo labai populiaru. Žemaklinės kelnės labai buvo madingos ir ant bangos, tai va, iš tikrųjų aš tokius ir kūriau. Tai nuo šitų kelnių ir prasidėjo visa mano kūryba. Ir iš tikrųjų aš buvau kaip labiau vaikiškas brandas, žinoma, pirmus 2 metus. Toliau aš paleidau tą mintį. Man tapo nebeįdomu, nes atsirado labai daug kitų prekės ženklų, kurie pradėjo siūti drabužius. Ir paleidau tą mintį ir supratau, kad aš labiau noriu dirbti su moterimis. O
O čia yra tikriausiai tavo sandėlys. Ar čia elektroninės parduotuvės sandėlys, ar čia sandėlioja ir visa, kas eina į fizinę parduotuvę? Čia viskas yra, iš čia išvažiuoja internetiniai užsakymai, čia yra pagrindinis mūsų sandėlys prekių. Čia, kaip sakoma, yra daugiau tų patalpų ir prekių yra tikrai daug, kaip ir minėjau, mūsų kolekcijos gana plačios ir didelės, tai sandėlys toks kažkaip, kai atsikėlėm į šitas patalpas, įsivaizdavom, kad jau tikrai tilpsim, nes prieš tai gyvenom žymiai mažesnėse. Panašu, kad niekada negana tos vietos, žinai, ir toks jausmas, kad gal šiek tiek ir kolekcija šį kartą gavosi didesnė, kad mes jau taip, žinai, turim pasispausti ir kad tiltumėm ir ta sistema, žinai, visą nesugriūtų. O kas liečia pardavimų, šiaip kiek procentų maždaug išparduodi kolekcijos, kiek likučių pas tave lieka, procentaliai, kad esat paskaičiavę? Tai mes bet kokiu atveju išsiparduodam ir anksčiau ar vėliau iki galo visada. Nebūna taip, kad kažkas tai lieka. Bet kokiu atveju, kaip ir pas visus standartiškai senos kolekcijos išpardavimas prieš naują sezoną, jis visada būna, tai jis išsivalo sandėlys, darom tą tokį jau, kaip sakau, už savikainą jau atiduodam žmonėm, kiek jau ten po vieną kitą daiktą, bet pas mus per išpardavimus nebūna jau to asortimento ar pasirinkimo dydžio, po vieną vienetą, vieną modelį ir tiek žinių. Tai kažkaip neturim problemų su likučių valdymu ir kur, tarkim, padėti ar kažkur tai realizuoti tos likusius. Vis tiek bet kokia atveju drabužio parduotuvė, kad ir pas mane nėra tokių, kad jau ten būtinai žiema ar ten visiškai vasarinis daiktas. Daug dalykų yra tokių sezoninių, kurie tinka ir vasarai, ir žiemai. Tarkim, laisvalaikio kostiumai, neparduodi rudenį, parduosi vasarą. Tai tokie keliauja iš sezono į kitą sezoną ir viskas su tuo. Man atrodo, kad tavo drabužiai yra ganėtinai universalūs ir tos kolekcijos nėra taip, kad jos išeina iš mados. Apskritai, man atrodo, kad tu nesivaikai tendencijų, o tu kuri tai, kas yra, sakykime, moteriai pagal gyvenimo būdą aktualu, nes dabar yra trendas, blizgučiai, arba ten trendas yra raudona, bet pas tave to nėra. Ne. Aš kartais tikrai atsižvelgiu į tendencijas, aš jas stebiu, aš jas žinau, aš visada žinau anksčiau, negu parašo spauda, kokia spalva bus madinga kitą sezoną, tarkim, ar ne. Tai visą šitą stebiu, aš šitai tikrai atsižvelgiu ir įtraukiu tendencingus dalykus, tarkim, būtinai atsižvelgiu į spalvą ir ta spalva mano kolekcijoje visada dominuoja. Bet jeigu tai yra raudona, tarkim, ir aš jos iš esmės nelabai mėgstu, aš jos niekada nepaleisiu. Aš vis tiek, mano kūryboje yra labai daug manęs. Ir spalvas, tiek modelį, tiek kažkokius siluetus. Pastaruoju metu aš pradėjau kurti tik savo, tai ką aš pati užsidėsiu, tai ką aš nešioju. Ir aš turiu savo mėgstamų ir nemėgstamų spalvų sąrašą ir tuo būtinai vadovaujasi. Man atrodo, kad šiais laikais yra labai svarbu dizaineriui pačiam komunikuoti su savo vartotojais, nes jeigu seniau buvo, pavadinkim tai trendo, fotografuoti ant modelių, demonstruoti viską tik tais labai komerciškai, tai dabar ir mes matom labai gerą pavyzdį, kad ir pasaulinio masto brandai ir luxury segmento brandai, jie netgi labai demonstruoja, dizaineriai patys save, kaip jie dėvi tuos drabužius ir labai dažnai fotografuoja būtent ant savęs, nes žmogus ką daro? Jis dabar perka žmogų, jisai perka asmenybę ir jeigu mano vertybės, pavyzdžiui, su tavo vertybėm nesutampa, aš niekada neužsidėsiu tavo daikto. Ir mums, tarp kitko, labai gerą pamoką davė būtent šitą situaciją karo Rusijos su Ukraina, kad netgi dizaineriai, kurie palaikė Rusiją ir arba nepalaikė Ukrainos arba išreiškė neutralitetą, jie tapo tarsi visuomenės atstumti ir jų ir pardavimai sumažėjo, nes žmonių vertybės nesutampa ir tu tada, man kad ir kaip patiktų tavo drabužiai, aš tavęs nebepirksiu. Žmonės labai pradėjo tapatinti brandus būtent su asmenybė. Jo. Matai, aš iš tų neaktyvių žmonių ir manęs asmeniškai mažai kas pažįsta. Aš mažai bendrauju, aš mažai pasakoju apie save, aš mažai rodau savo gyvenimą. Iš esmės žmonės žino mano veidą, bet jie nežino, kas aš esu.
Aš labai retai, kada rodau drabužius ant savęs, kartais parodau, bet vėlgi, kadangi aš esu neaktyvi, manau, kad mano klientas labiau yra tas toks labiau vertinantis mane kaip asmenybę, o labiau vertinantis kaip perkantis mano kūrinį. Jam patinka tas braižas, jam patinka siluetas stilius, jis tiesiog jį nešioja ir tiek, bet ne dėl to, kad aš labai patinku, nes negaliu aš labai patikti, nes manęs nepažįsta. Žinai, šiuo atveju aš galbūt su tavim nesutikčiau, nes aš dabar, sakykime, aš kaip vartotojas, tave matau, aš tapatinu tavo brandą tik su tavim ir ne su niekuo kitu. Ir man maža to, kad tai yra tavo vardo prekės ženklas, bet man jisai tapatina su tavim. Galbūt tu matai visą tą iš savo prizmės, tau atrodo, kad tu nekomunikuoji, bet žmonės tave mato ir jie tapatina tai su tavimi, nes tai yra tavo stilius. Tu jį puikiai atspindi kaip asmenybę, kaip tu rengiesi, kad tu galbūt ir mažai rodaisi, bet vis tiek, tu nesi už uždarų durų, žmonės tave mato socialiniuose tinkluose, kad ir kaip tu retai rodytumės, mes vis tiek tave matom. Ir tavo prekės ženklas, jisai puikiai atspindi tave. Tai šiuo atveju, sakyčiau... Aš galvojau kitaip. Aš manau, kad tu klysti. Galbūt mūsų žiūrovai galės daugiau pasipasakoti apie tai, galbūt galės išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip jie tave mato, bet aš asmeniškai kaip vartotoja matau tave ir viską, ką tu kuri, atspindi tiesiogiai tavo asmenybę ir tave kaip moterį. Taip, kad... Malonu žinoti. Aš iš tikrųjų gal niekada labai nesusimastydavau, kodėl moteris renkasi būtent mano prekės ženklą. Aš tikrai turiu labai daug lojalių klienčių, kur visos spinta yra, visos mano kolekcijos ir kitų rūbų net neperka. Yra ir tokių sąrašas ir tikrai jis nemažas. Ir aš kartais susimastydavau, kodėl. Ir vis tiek buvau šventai tikėjau, kad labiau dėl to, kad tiesiog bet kokiu atveju mano kuriamas stilius savitas yra tikrai ir labai skiriasi nuo kitų prekės ženklų ir atpažįstamas lengvai. Aš kažkaip natūraliai tikėjau, kad būtent dėl to moteris renkasi mano prekės ženklą, nes patinka drabužių stilius. Jeigu atsirastų antras toksai ženklas, kuris tave pradėtų, sakykime, plagijuoti, ir kad ir kaip galbūt ten konkurencinga kaina, nežinau, ta pati gera kokybė, jie nepirktų jo. Nes tai nebesi tu, tai nebėra Diana Vapsve, tai nebėra tos vertybės, nes vis tiek tu nuo pat brendo įkūrimo, tu vis tiek žmonėm galbūt nesąmoningai, bet tu savo vertybės įskiepiji į drabužį. Tai yra visiškai, tavo vizitinė kortelė. Aš manau, kad tu esi labai geras pavyzdys to, kaip drabužis atspindi kūrėją, nes, kaip tu ir sakai, jie yra atpažįstami dėl to, kad tu įdedi save ir tai yra labai akivaizdu. Ir niekada nenustok to daryti, dirbk savo stiliuje, savo pajautimu, nes, kaip tu ir sakai, tu intuityviai jauti, ko reikia moteriai. Tai moteris lygiai tą patį jaučia. Mes perkame ne visada daiktą, mes perkame emociją, o tą emociją sukuria kūrėjas, kuris sukuria tą gaminį. Taip kad šiuo atveju manau, kad tu esi geriausias šito prekės vardo, sakykime, veidas. Ir nepaisant to, kad nesirodai, vis tiek. Ir priežastis. Taip? Aš esu priežastis. Taip. O kaip tavo pirmieji tie žingsniai papasakot visuomeniai apie save, kad tu esi brendas, nes tau reikia išlaikyti parduotuvę, tau reikia galų gale pardavimų, ar pas tavę iš karto buvo tas toksai šuolis į viršų, kad iškart pradėjo sektis, ar tai vis tiek buvo kažkokie, buvo ar ne? Buvo. Nors mane perspėjo, kad reikės pusę metų pakentėti. Nebus įmonėje pliuso, kad nuostolingai dirba visi, kurie tik startavo, tai aš buvau tam nusiteikusi, bet žinok, aš nežinau, kaip man pavyko, aš nuostolių niekada neturėjau. Kažkaip pavyko.
Aš kaip prisimenu tuos laikus, aš jūs prisimenu kaip auksinius laikus. Aš manau, kad mes šovėm į rinką labai tinkamų metų. Taip, aš irgi galvoju. Kas pavyzdžiui dabar yra, aš matau, kai ateina tikrai labai faini brandai į rinką, kuriems yra labai sunku įsitvirtinti, nes konkurencija yra milžiniška, o tada socialiniai tinklai nebuvo ant tiek išsivystę, kad mes komunikuodavom tik tenais. Ne, dabar visi išėjo čia, yra labai daug triukšmų internete, labai daug pasiūlos. Ir visi yra labai panašus ir kas yra iš tikrųjų sunku netgi atsirinkti. Mes turim per daug pasiūlos ir per mažai paklausos visam tam. Taip. Aš manau, kad mūsų sėkmė ir yra, kad mes atsiradom laiku ir vietoj, idealių laikų. Nors irgi ten toks pokrizinis laikas buvo, dar toks sunkmetis, nebuvo ta ekonomika atsistačiusi ir toks mane ten aplinka draugai irgi truputį stabdė, neskatino manęs atidaryti ten fizinės parduotuvės ir įsipareigoti su rimtom sutartim. Bet matyt, taip reikėjo. Kaip greitai? Nieko neklausyti ir padaryti taip, kaip tu matai, nuoširdžiai tuo tikėti ir tai pavyko. Kaip greitai tavo vyras jau tikrai jau taip 100% patikėjo tavim ir pasakė, okei, buvau neteisus, varom toliau, statom imperiją, nes tai, ką tu dabar padarėjai, tai iš tikrųjų yra Dianos Vapsvos imperija. Jais, kai mano parduotuvė atvėrė duris, nuo tos dienos, aišku, tyliai šone sėdėjo ir stebėjo, kas vyksta ir kaip man sekasi. Aišku, jis ir pasižiūrėdavo ir skaičius, vis tiek jis vyriškai su finansais labiau draugauja negu aš. Jis tyliai stebėjo, tiesą sakant, buvo sunku ir jam pačiam patikėti, kad taip gali sėkmingai startuoti amatas. Aš vis tiek, tuo metu man tai buvo amatas ir sakau, dar kartą pasikartosiu, aš apie verslą niekada nesvajojau. Aš tikrai nesvajojau apie tai, kas mes esam dabar. Tai pavyko labai organiškai ir vyras stebėdamas suprato, kad viskas, man reikalinga pagalba, kad mes augam, kad aš nebesusitvarkau. Faktas, kad ir jis visada pasvajodavo apie savo verslą ir mes esam, ir jis pats yra bandęs tikrai ne vieną projektą, kad galėtų turėti savo verslą ir nereikėtų būti samdomu darbuotoju. Tai natūraliai susikūrė darbo vieta jam ir iki šiol aš turėjau vieną vadybininką, tuometinis draugas mano buvo, kuris man iš tikrųjų labai padėjo, bet kokiu atveju, kai atėjo vyras, viskas išsivažiavo ir pradėjom dar labiau augti, nes tos finansinės pagalbos tikrai reikėjo ir jautėsi, kad vyro ranka irgi yra didelė dalis sėkmės viso šitos veiklos ir istorijos. O kaip jums pavyksta kartu susidirbti, nes jūs ir gyvenime kartu, namuose kartu, 24 valandas. Darbe kartu, ar jums nėra sunku, ar nėra ginčų, ar vis tik jūs labai organiškai dirbat, nes sakoma, yra tokia, egzistuoja, sakykime, prielaida, kad jeigu esi santuokoje, tai geriau kažkokių darbo santykių kartu neturėti. Taip. Daug kas į mus žiūri kaip tokį ekskliuzyvą, kaip šitie žmonės ir dar tiek metų mes jau kartu versle ir šeimoje jau daug metų esam. Žinai, pas mus organika yra visur, ne tik darbe, bet ir namuose. Mes tikrai labai retas atvejis esam, kai mes visiškai nesipykstam, visiškai. Ir niekam aš čia nieko nenoriu įrodyti, kad aš čia, oi, kokia tobula ir kokia čia mano tobula šeima, žinai, nesu influenceris, kad, žinai, blizgučius rodyti. Bet, aš nuoširdžiai noriu pasakyti, kad mes nesipykstam. Ir daug kas netiki, kaip taip gali būti, vis tiek buitis, tai ten, tai šiandien, tai darbegi, yra tų tikrai vietų, kur ten gali susiginčyti ir nesutikti vienas su kitu. Neišeina mums susipykti. Aš tavęs puikiai suprantu. Labai gražiai gyvenam, mes gerbėm vienas kitą, mes gerbėm kiekvieno darbą ir indėlį į šią veiklą ir mes puikiai suprantam abudu, kad mes vienas be kito esam niekas ir šitas verslas nebūtų toks ir šitas brandas nebūtų toks žinomas, jeigu ne jisai ir jeigu ne aš. Mes vienodai įdėjom čia darbo, meilės, pastangų ir tą abipusę
pagarba, aš manau, kad yra didelė dalis sėkmės ir visos šitos sėkmės mano. Aš manau tikrai, kad tu šiuo atveju esi teisi dėl to, kad tai yra retenybė ir ne veltui žmonės nesupranta, nes mes, žinai, aš manau, kad mūsų gadino dabartinė, sakykime, visuomenės požiūrės į santykius, į šeimą, kad tu iš esmės nebėra, ne, taip kaip seniau, kad tu negali išsiskirti dėl to, kad, ką pagalvos kiti, o dabar va tos skyrybos pasidarė. Taip, tai toks dalykas pasidarė, kad, išsiskirti čia kaip nueiti į parduotuvę duonos nusipirkti. Nepatiko kažkas, išsiskirsiu. Nesutampa, išsiskirsiu. Ir nebėra šeima tos vertybės. Mes kažkaip irgi, kai su vyru gyvenam jau 8 metai, tai irgi niekas nesupranta, kad mes per 8 metus nesam nei karto susipykę. Bet ar galėčiau su juo dirbti kartu? Nežinau. Manau, kad gali. Nežinau, sakau, nepamandęs sužinosi. Bet žinai, irgi yra dalykų tam tikrų, mes labai aiškiai pasiskirstę, kas už ką atsakingas. Aš esu tik kūryba, tik tai prasiuvimai, tik tai konstravimas, sukirpimas, visa kita, o jis yra visa kita. O to viso kito yra labai daug ir mes kažkaip vienas kitam nepriekaištaujam. Tai jis puikiai žino, kad man kaip kūrėjai pasakyti, kad, žinai, šita suknelė yra negraži, jis taip negali. Gal jis kartais ir pagalvoja, bet prasme, mes žinom vienas iš kito, ką mes norim vienas iš kito girdėti. Jis žino, kaip su manim kalbėti mano darbe, jisai žino, kad aš esu gana jautri, labai dažnai savim nepasitikiu. Kas būtų labai keista ir aš tavęs nepasakysi, nes tu esi tokia net tavo veido bruožai sako apie tai, kad aš pikta. Ne pikta, kad tu esi labai pasitikintis savimi, ne, tu matosi, kad, taip nėra, sako mane, iš išvaizdos gali spręsti apie žmogų, bet išvaizda gali būti apgaulinga. Aš esu labai jautri, aš esu labai tokia sugerinti į save ir visas ir geras ir blogas emocijas. Ir kūryboje esu jautri ir turiu pakankamai daug nepasitikėjimo savimi ir aš sukūrus kolekciją, jau ją reikia paleisti ir man dažnai būna, aš jos nenoriu paleisti, man jinai nepatinka, aš tokia truputį žmogus, kuris mėgsta apsigalvoti. O čia nėra susijęs su tuom, kad galbūt tu su tą kolekciją praleidi daug laiko, kad pas tavį ir gamyba vyksta tose pačiose. Aš per ilgai ją matau. Taip, ir tu jau pradedi matyti, kad priekabiauti, nes čia taip sakoma, nuotakom taip yra, kad kuo anksčiau tu pasisiūni savo vestuvinę suknelę ir kuo anksčiau tu ją turi prieš vestuvės, tu su ją susitapatinė, atrodo, tu prie jos priprantinai, tau tampa nebemiela, aš gal jau kitos noriu. Čia, man atrodo, yra normalus dalykas. Jo, ir dabar, tarkim, šita pavasario, sekančio pavasario kolekcija, jinai prasidėjo nuo rugsėjo kūryba. Ir kol kas, dar porą mėnesių praėjo, ar ne, tai dar man viskas patinka. Bet aš žinau, kad vasario mėnesį aš vėl būsiu nelaiminga. Ar buvo kada nors, kad aš esu patenkinta savo galutiniu rezultatu? Ne. Bet tu save jau pažįsti ir tu žinai, kad tai yra normalu. Taip. Ar nėra taip, kad tai bus ir jau susitaikiau. Aišku, pirmi metai, jau dabar 12 metų, kai aš tą patį jausmą išgyvenu 2 kartus per metus. Tai per tiek metų, pirmi metai buvo labai sunkus. Ir turėjai save net įtikinti, kad tu gali, čia viskas gerai. Tai prasme, toks yra didžiulis darbas su savim. Nes išleisti kolekciją, nėra taip paprasta. Tu atiduodi savo pusės metų darbą į viešą teismą. Ir tada arba tave kritikuoja, arba tave pagiria, o kasgi nenori pagirų. Aišku, tu nori būti pagirtas ir įvertintas ir kažkaip. Tai kiekvienas vaikas, mano dukra irgi nori kiekvieną kartą už gerą pažymį įvertinimo ir kad ją pagirti ir paskatinti, žinai. Toliau mokytis gerai, žinai, tai čia tas pats. Jeigu tu negauni atgalinio ryšio ar pozityvių įvertinimų iš aplinkos, tai šiek tiek stabdo, žinai, kūrybą ir gana sunku pradėti sekančią kolekciją, nes trūksta įkvėpimo. Man labai keista girdėti tokį dalyką, kad susiduri su kritika. Kas tave gali ir už ką kritikuoti? Yra buvę. Žinai, gal nėra taip, kad įsiminiau tam tikras istorijas, kur buvau sukritikuota. Gal labai tokių ir nebuvo per tiek metų, bet visada būna pirmas kartas, o jeigu sukritikuos?
Nu tas, o jeigu, žinai, nu, tai jeigu dar neturėjai, tai nereiškia, kad nebus. Ir tikrai galiu išgyventi tam tikrą ir nuopolį, supranti, kūrybinį ir kažkokią tai krizę ir tuščią galvą, bet kiekvieną kartą tu pagalvoji, o jeigu sukritikuo, o jeigu nepatiks, tai reiškia bus pusės metų blogas sezonas, tai reiškia verslas neaugs, kolekcija nepatiks ir taip gali būti iš tikrųjų. Ar tu kuri tik tais Lietuvos rinkai, bet ar jau prekiaujat ir užsienyje? Minimaliai. Į užsienį minimaliai, iš tikrųjų gana neseniai pradėjome dairytis į kitas rinkas, šiuo metu vyras dirba to klausimu, tai labai sunku įvertinti, kaip į tave žiūrės ta kita rinka. O kokias jūs rinkas pasirinkote, jeigu nepaslaptis, nes vis tiek geriau pradėti ne nuo visos Europos, Baltijos šalis, ar ne? O negalvojat, pavyzdžiui, kokią Vokietiją, nes man atrodo arba Skandinavijos šalis, nes man atrodo, kad tavo dizainas labai tiktų toms rinkoms. Tarp kitko, neseniai gavom laišką pakvietimą. Iš tikrųjų, tokių laiškų, norinčių atidaryti mūsų vardo parduotuvės užsienyje, mes turim tikrai labai daug lietuvių gyvenančių užsienyje ir jie yra mūsų klientai, mes siunčiam užsienio lietuviams siuntas ir tikrai jų nemažai iškeliauja. Tai tikrai sulaukiam gana dažnai pasiūlymų atidaryti butiką su mūsų drabužiais. Bet mes kažkaip labiau norim dirbti su internetu. Fizinės parduotuvės, nežinau, šiai dienai mesgi patys užsidarėm, mes turėjom daug parduotuvių ir COVID-ui atėjus mes uždarėm viską. Ir pasilikom tik tai Vilniuje. Ir labai tom džiaugiamės ir manome, kad su internetu dirbti yra žymiai patogiau, šiuolaikiškiau, mažiau resursų. Žmonės mus jau žino, mes jau turim tikrai labai daug Lietuvoje žmonių, kurie jau pabandė mūsų brendą ir jau pasitikė ir tikrai drąsiai perka internetu. Tai aš kol kas nematau reikalo atsidarinėti daugiau parduotuvių fizinių, o internetinė prekyba ir darbas su užsienio rinkom, tai šiuo metu dirbam šito klausimu. Įsivaizduok, gautum kokį labai didelį pasiūlymą, sakykime, nežinau, vieno modelio 100 vienetų, ir va tokia viso kolekcija. Kaip manai, ar šiai dienai atsisakytum tokio pasiūlymo dėl apimčių, ar sakytum, optimizuojamės, nežinau, samdom daugiau darbuotojų ir padarom? Čia iš ko? Iš užsienio, sakykime, gaunat iš kažkokios, nežinau, iš prekybos centro, iš kažkokios parduotuvės, multibrandinės, tokį didelį užsakymą. Jūs galite tokias apimtis apimti, ne? Kiek pas tave šiuo metu yra siuvėjų, kurios dirba nuolatos? Pas mane čia vietoje vyksta tik kūryba. Mes čia kūriam, po vieną vienetą siūnam, visą kitą mes gaminam kitose siuvyklose, mes bendradarbiaujam su 4 didelėm siuvyklom. Tai 50 skirtingų modelių pasiūti 3 žmonėm yra neįmanoma. Buvo laikas, kai mes turėjom savo siuvyklą, mes turėjom netgi 10 siuvėjų siuvyklą. Čia vėl, žinai, iš to, arba esi vienur geras, atskira siuvykla yra taip kaip atskiras verslas, kuri labai daug reikalavo dėmesio, jėgų, energijos ir aš supratau, kad savo siuvyklą sužiūrėti ir dar sukurti gerą kolekciją yra pakankamai sudėtinga. Aišku, ją ir išlaikyti ir tikrai daug dėmesio reikalaujantis darbas, tai nusprendėm, kad mes to nenorim. Mes geriau bendradarbiausim su siuvyklom kitom ir nesuksi savo galvos, kad ten kažkas tai šiandien neatėjo į darbą ar ten kažkur tai, žinai, kažką netaip pagamino. Na, aš manau, kad ir didmenos kaštai turėtų būti kitokie, jeigu tu ne savo siuvykloj, o jau gamykloj gamini, ar ne? Taip. Iš tikrųjų, aš ir visada ir gamindavau, ir kai turėdavau savo siuvyklą, vis tiek mes kitur dar siūdavom. Kolekcijos didelės ir laikotarpis, terminai yra tikrai gana nedideli, tai pagalbos man visada reikėjo šalies. Nebuvo laiko, kad aš nebendradarbiauju su kažkuo. Visada man siūna. Ir kiekvieną, tai prasme, nėra mėnesio, kad pas mane nevyksta jokia gamyba kažkokioj siuvykloj. Jinai kiekvieną dieną vyksta. Dabar šiuo metu jau irgi atiduodam, gruodžio mėnesį prasidės pavasario kolekcijos gamyba ir man jau siuvyklos pradės siūti tą naująją kolekciją.
Kaip atrodo tavo įmonės, sakykime, personalo struktūra? Tu sakai, 10 žmonių yra, ne? Kas jie, kokias pareigas jie užima? Nes manau, kad, sakykime, galbūt ir net pradedantiesiems prekių ženklams, arba kurie nori plėstis, yra įdomi ta vidinė virtuvė. Sakykime, noriu plėstis, bet net nežinau, kokių žmonių man reikia. Gal man reikia freelancerio, o gal yra tam tikros pareigos, kurios būtinai turi būti visą laiką šalia, kad tu galėtum valdyti ir kontroliuoti procesą. Iš tikrųjų, turiu tiek, kiek man reikia, nei daugiau, nei mažiau ir nieko netrūksta ir viskas kaip tik idealiai susidėlioja visi kūrybos procesai. Tai tas 10 žmonių yra aišku su manim ir su mano vyru, tai darbuotojų pas mane yra labai paprastai 3 prasiuvėjai, kurie prasiuvinėja etaloninius gaminius. Aš turiu savo konstruktorių, aš turiu savo technologiją, kuri ir sukirpinėja, ir sužiūri gamybos procesus su visa furnitūra, kur reikia užsakyti gamybai furnitūrą, sagos, spaudės, užtrauktukai, suvažinėja per siuvyklas, sužiūri, suvežioja, kam ko trūksta. Tai šitas žmogus yra, man atrodo kartais, kad svarbiausias, nes jeigu buvo laikai, kai aš pati tą dariau, tai be galo daug laiko atima ir labai daug energijos ir nervų. Tikrai tai nėra labai paprasta ir visko būna gamyboje ir dėl to, kad dirba žmonės, atsitinka visko ir tas problemas spręsti ir sugalvoti, kaip jas išspręsti, tai iš tikrųjų tai yra didžiulis darbas. Tai aš dabar tą žmogų turiu, labai džiaugiuosi, kad man to nebereikia daryti ir aš galiu tikrai ramiai kurti ir skirti visą energiją ir visą savo dėmesį ir jėgas ir neišsibalansuoti su kitom problemom ir sėdėti ties kūryba. Diana, kaip atrodo įprasta Dianos Vapsvės įmonės diena? Tu ateini į darbą, kaip vyksta pas jūs visi procesai, ne? Kada tu užsiimi kūrybą, apskritai, ką tu čia veiki pagrinde, jeigu deleguoji darbus ir didžioji dalis darbų yra atliekama už tave? Būna dienų, kai aš tik čia sėdžiu prie stalo ir tik piešiu ir žino visi, kad man negalima trukdyti, aš esu išėjus. Aš esu, bet manęs nėra, žinai. Būna dienų, kai aš tik ir matuojas. Nusirengt, apsirengt, vyksta primatavimai. Pirmi modeliai, pirmi pavyzdžiai siūnami ant manęs, mes apkalbinėjom pataisymus visus. Tikrai nemažai laiko praleidžiu su audinių atrinkimais, su tiekėjais bendraujant, audinių tiekėjais. Tikrai dažnai ir pačiai tenka sugalvoti, kaip ten kažkaip tą konstrukcinę pusę drabužio, kad ir galėtų masiniai gamybai man tai pagaminti, nes iš tikrųjų dar noriu pabrėžti, aš kuriu komercinę madą. Ir ne visi supranta, kas tai yra ir kartais pabendrauja su jaunais dizaineriais, tai ta komercinė mada, jinai yra šiek tiek kitokia. Nes tu piešdamas, tu turi suprasti techninę jo dalį. Kaip tu jį užsidėsi, kiek tu siūlių čia įdėjai, kiek užtrauktukų, kiek sagų. Ir pas mane jau toksai, žinai, kalkuliatorius įsijungia, aš jau skaičiuoju, žinai, čia įdėjau sagą, čia volanas papildomas, čia kažkur rankovė paraukta daugiau, čia mažiau. Tu jau matai ir išeigą, ir labai daug dalykų turi aprėpti piešdamas. Ir teko ne kartą bendradarbiauti su jaunais dizaineriais ir aš supratau, kad komercinę madą kurti ne visiems išeitų turbūt, kad labai kūrybingi žmonės, labai meniški žmonės, kuriuos aš vadinu menininkais. Savęs aš taip nevadinu, aš esu kūrėja, verslininkė per markšnelį, bet tikrai ne menininkė. O meniškos sielos žmonės, jie negebėtų, jie gebėtų, aišku, kad gebėtų, reikėtų ir sugebėtų. Bet jiems sunku įvertinti iš anksto, piešiant nuo eskizo, įsivaizduoti, kaip tai bus pagaminama masiniai gamybai, tarkim. Tai yra labai daug niuansų ir daug ir suklydus esu, aišku, ir praėjus per viską, ir iš savo klaidų, ačiū Dievui, pasimokiau. Ir faktas, kad jas vis tiek kartais darai.
Bet tas matymas, kaip tai turi, kaip sakai, techniškai atrodyti, ar jisai atėjo su patirtim, ar tu kažkur dar mokėsi, ar visiškai nieko nesimokė? Ne, su patirtim, dėl to, kad man buvo įdomu viskas pačiai. Viskas iš patirties, viskas iš praktikos, viskas stengiausi pati daryti pirmus metus, viską čiupinėjau, nuo sukirpimo iki lekalų, iki siuvimo mašinų, į viską buvau įsigilinusi. Nors kartais manęs paklausė, o tu galėtum dabar pasiūti kažką, nežinau, paimti ir surinkti suknelį. Galėčiau, bet man nereikia. Nereikia man. Kiekvienas turi dirbti tai, ką geriausiai moka. Geriausiai moku aš piešti ir privesti tą piešinį iki galutinio rezultato. Iki jau daikto, kuris atsiranda ant pakabų mūsų parduotuvėje. Tu užsiminėjai apie šitą influencerius, o apie barteriuką nepaklausai manęs? Diana, kaip ten su tais barteriukais? Čia yra skaudi tema jau visiems, bet atrodo, kūrėjams ir įgrįsusi, ir skausminga. Tai kaip ten su tais barteriukais pas tave? Nepasiduodu. Bet kai atsisakiau studijos, žinok, jau pradėjau sakyti taip drastiškai ne. Jūs visą laiką galite įsigyti, aš galiu jums suteikti nuolaidą, bet... Mes kažkaip pasirinkom kitą marketingo kryptį ir su influenceriais netgi labiau, sakyčiau, aš pati parašau su tuo, su kuo aš noriu dirbti. Aš gal netgi iš tų žmonių, kuris nemėgsta, kai jo prašo ką nors. Geriau aš pati pasiūlysiu ir gausiu atsakymą ne arba taip, bet kai manęs prašo, aš nesijaučiu jaukiai. Nežinau. Bet aš irgi ir manau, kad čia yra dėl to ir yra skausminga kūrėjams, būtent šita marketingo dalis, vien dėl to, kad, atrodo, kad, jeigu žmogus taip nori tavo drabužio, tugi neateini į Maxim ir nesakai, žinai, noriu pabandyti jūsų kruopas, bet nežinau, ar jos skanios, gal galim kaip nors už reklamą, ar tai mes eidam į parduotuvę, jeigu mes norim daikto, gaminio, nežinau, maisto, mes mokam už jį ir tai yra normali ekonomikos dalis, tai yra ciklas toksai, mes iš to gyvenam, nemokam mokesčius ir taip toliau. Bet žinai, aš gal pagal save sprendžiu, kad aš ne iš tų žmonių, kuris irgi mėgsta kažko paprašyti nemokamai, niekada to nedariau. Kad už barteriuką, už ten pareklamuosiu, būsiu skolinga. Man gėda, žinok, aš negaliu. Man kažkaip, aš galvoju, kad reikia visus palaikyti ir jeigu tai nekainuoja tiek, kad tu negali sau leisti, nusipirk. Nusipirk, jeigu tu gali sau leisti tiek sumokėti, nusipirk. O jeigu tu sau negali leisti, neprašyk nemokamai. Aš labai pritariu, bet, žinai, mes matom visą tą, sakykime, tą marketingo industriją ir influencerių biškį iš kitos pusės, nes mes tai darom ir mums visą tai išlaikyti kainuoja, ar ne? Mes žinom, kiek mes įdedam darbo ir kodėl mes pačioje pradžioje su tavim kalbėjome, koks yra laidos tikslas parodyti, kokios yra tos visos užkulisės, koks yra mūsų gyvenimas ir kaip jis įverda iš vidaus, nes žmonės mato ką, jie mato paveikslėlį, mes turim gaminį, kurį mes nešiojam, bet žmonės net nesusimąsto, iš ko jisai yra pagaminamas, kiek žmonių prie to prisideda, kiek mes mokesčius sumokam ar ne, kiek mes turim turėti darbuotojų ir kad išlaikyti visą tą verslą, kad jisai važiuotų. Galų gale, jeigu mes neturėsim pardavimų, mes neturėsim iš ko išlaikyti tos žmonės, kurie dirba. Ir mes visi skundžiamės, ekonomiką, kaip viskas yra blogai, bet pradėkim visą laiką nuo savęs ir nuo to, kad mes patys turim prisidėti, kad ta ekonomika važiuotų ir kad pas mus sąlygos šalyje būtų geresnės. Tai čia yra... Tikrai tai. Labai svarbu žmonės, man atrodo, edukuoti apie tai. Man dažnai tenka kalbėti su dizaineriais ir su jaunais, ir su ganėtinai jau ir patyrusiais, senai rinkoje esančiais. Ir mes visą laiką paliečiam išsilavinimo klausimą ir čia nuomonės išsiskiria. Vieni sako, kad, vieni sako, kad tai yra neatsiejama kaip dizainerio karjeros dalis, kad plika akim matosi tie, kurie baigia mokslus ir tie, kurie nebaigia mokslus. O kiti sako, tai kad jeigu aš turiu pajautimą ir žinau, kaip tai turi atrodyti, tai kam man reikalingas tas diplomas, ar ne? Viskas ateina su patirtim. Kokia tavo nuomonė? Jeigu tu atsuktum laiką atgal, ar tu stotum mokytis dizaino, ar vis tik galbūt turi kitokią priešingą nuomonę? Aš labai gerbiu, kurie mokosi. Ir viskas labai fainai.
aš turiu savo tam tikrą nuomonę susidariusi irgi iš patirties, iš pažinčių, iš bendradarbiavimo jau per tiek metų vis tiek jau ir tikrai draugavus su tais, kurie baigė arba dar studijuoja ir baiginėja, tarkim, arba su žmonėm bendraujant, kurie atlieka pas mane praktiką, tarkim. Tikrai teko ir draugauti su praktikantais. Tai viskas labai fainai, labai džiaugiuosi, bet ir tuo pačiu aš negaliu skųstis, kad aš nestudijavau. Aš manau, kad jeigu aš būčiau ėjus studijuoti, aš būčiau labai kitoks kūrėjas negu dabar esu. Iš manęs atimtų tą tokį savitą braižą. Aš turiu tą savitumą, kurio aš manau, kad dizaineriai baigę dizaino studijas nelabai supranta mano tą savitumą. Bet aš turiu tai, kad aš kažkokiu būdu gebu pajausti, ko reikia moterim. Ne iš meniškos pusės, ne iš meniškos sielos, aš nefantazuoju, pas mane kosmoso nėra, bet aš kažkaip sugebu suprasti tą realią paprastą moterį, kuri nešios tą daiktą. Čia ir yra komercija. Labai dažnas atvejis, kad baigę dizainą sunkiai gali kurti komerciją, jau prieš tai kalbėjau, ar ne? Paprasčiau žiūrėti viską. Sukurti tą dėvimą daiktą, realų daiktą, kurį parduosi ir didžioji dalis žmonių galėtų jį užsidėti. Galbūt tai atėjo iš tavo to pirminio darbo, nes tu, sakai, tu buvai ir direktorė, ir vadovė, ar ne? Tu buvai ta paprasta moteris, aktyvi moteris, kuri gyvena įprastą ofisinį gyvenimą, daug veikia, priiminėja sunkius sprendimus. Ir natūralu, kad drabužis yra mūsų ir savirealizacijos kažkokia išraiškos dalis, ne? Tai turi būti ir patogu, ir funkcionalu, ir universalu, ir tuo pačiu aš turiu jaustis seksuali, graži ir tai, mano įvaizdėje viskas turi atsispindėti. Galbūt visa tai ir atėjo iš tavo tos pirminės patirties kaip tokios stiprios, valdingos moters gyvenimo, kad tu matai tas paprastas moteris ir puikiai supranti jų problemas, ką jos patiria darbe. Galimai. Gali būti. Man pačiai sunku kartais paaiškinti ir tikrai dažnai klausiu, iš kur tas pajautimas. Sukūrei taip, kaip aš noriu. Tikrai tokią suknelę, apie kokią svajoju. Iš kur tu žinai? Aš nežinau, Valerija, aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Tai jeigu aš tavęs paklausiu, kur tu semiesi įkvėpimo? Išgyvenimo. Išgyvenimo. Ir aš manau, kad man padeda kurti tai, koks pasaulis mane supa, kokia aplinka mane supa. Jau ir prieš tai minėjau, kad aš gyvenu pakankamai tokioj ramioj harmonijai ir šeimoje, ir darbe. Ir man ta ramybė, kai nėra papildomų kažkokių dirgiklių ir aš jų iš tikrųjų saugausi labai ir aš žinau, kad tai man kenkia. Jeigu aš turiu problemą, aš kurti negaliu, viskas. Aš užsidarau ir su savo problema apie kūrybą net negaliu galvoti. Aš save saugau nuo tų problemų, aš neprisileidžiu prie jų, neprisileidžiu jokio papildomo streso. Vyras irgi tą žino, mes kažkaip puoselėjom tą ramybę, tą jaukumą namuose ir darbe tą kažkokį tokį draugišką paprastą santykį, kad tu nesijaustum kaip darbe, būdamas čia darbe. Aš visur jaučiuosi kažkaip pakankamai rami, susikoncentravusi tą darbą. Ir prieš tai dar minėjau, kad, kaip sakau, aš nesu menininkė, žinai, menininkai tokie išsiblaškę, išsibalansavę, čia, žinai, čia pamiršo, čia padarė, čia kažkur kažkaip, toks kažkoks nesusikoncentravimus į vieną dalyką vyksta, žinai, pas mane to nėra, aš labai tokia struktūrizuota pas mane viskas. Nupiešiau, pasiuvau, padariau, paleidau, kartais ten suabejoju, bet, čia jau kita problema ir kažkaip galvoju, kad kūryba, sakau, toks dalykas, kad labai svarbu, kad jaustum ir būtum toj ramybėj. O vaikas, ar bando dalyvauti jūsų visam tam versle, kūryboje, ar visiškai, žinai, per daug jau to namuose? Man labai įdomu, kad kol kas jai neįdomu. Kol jinai buvo maža, jai buvo mūsų modelis, kol aš kūriau vaikiškus drabužius, mes, aišku, ant jos fotografavom viską, bet išaugo ir visiškai kitas požiūris, visiškai kiti interesai kol kas.
irgi kartais paklausia žmonės, o tai gal čia dukra čia irgi užaugs ir perims. Na? Mes su ją aišku apie tai esam kalbėję, kol kas jinai net neplanuoja to daryti. Bet žinai, aš irgi niekada neplanavau būti dizainerė, bet atsitiko. Tai aš taip kažkaip labai nepergyvenu. Aišku, kad norėčiau. Aišku, tai būtų gražu, kad perimtų mamos pradėtą darbą ir vystytų toliau prekės ženklą. Nežinau jau, kai bus, tai bus. Man svarbu, kad jinai būtų laiminga ir atrastų save gana anksti. Iš tikrųjų, tas palinkėjimas mano dukrai, kad jinai atrastų save, kuom ji nori būti. Ir kas jį yra tokia, gana anksti, nes kol tu nežinai, kas tu esi, toks biški gyvenimas kančioje, žinai, gaunasi. Žmonės dažnai atranda save jau labai vyresniam amžiui, o tu kaip mama galbūt vis tiek matai, kokį polinkį jinai turi, gal tu ją gali nukreipti, ar jinai dar tokia labai, žinai, būna vaikai, kurie labai įvairiapusiški, jiems viskas įdomu, ir ten ir gyvūnai įdomu, ir matematika ten įdomu, ir chemija įdomu, ir eksperimentai, ir kosmosas, ir viskas. Ar jinai galbūt turi kažkokią nišą, kur tu matai, kad jinai yra galbūt gabesnė nei kiti vaikai? Na, pirmas dalykas, tai jinai yra pas mane šokėja. Jinai šoka šiuolaikinius šokius, jinai dalyvauja konkursuose. Jinai tikrai yra labai talentinga šokėja. Labai. Ir man žiūrėti, kaip jinai šoka, tai kažkas tokia, tai yra pati gražiausia daina ir pats gražiausias vaizdas, ką aš galiu matyti, žinai. Ir labai džiaugiuosi, kad aš turiu galimybę tai stebėti, žinai, kaip jinai šoka. Tai jinai šitoj vietoje yra gana meniška kaip šokėja, bet mokslė jinai tokia visiškai tiksliukė ir tos meniškos kūrybinės sielos aš kažkaip kol kas nematau. Žinai, šokis yra šokis, drabužiai yra drabužiai, toks labai skirtingos meno rūšis, kaip sakau. Bet aš, pavyzdžiui, aš savo paauglystę irgi pradėjau nuo šokio, netgi kūriau choreografiją, bet šiai dienai nesu šokėja ir nieko bendro su tuom neturiu. Aš galvoju, kad ir jinai neturės, bet ar jinai žino, kas jinai nori būti, ar aš įsivaizduoju, kas jinai galėtų būti, tai dar manau, kad ne. Ateis laikas, atras save, taip, ir aš taip skaitau, kad duot vaikui kuo daugiau pabandyti, kuo daugiau suklysti ir kuo daugiau suprasti, bet galų gale atsiranda tiek naujų profesijų, ko mes neturėjom savo laiku, ar ne, ir kiek daugiau galimybių visokių, kur tu gali save lavinti ir atrasti kažką naujo. O aš ta mama, kuri leidžia viską, apskritai viską. Nori dažytis, dažykis. Nori ten plaukus nusikirpti, kirpkis, nori nagus pasidaryti, darykis. Aišku, čia tas laikas, žinai, kai dabar neklauso mamos patarimo ir aš suprantu, kad neklausys, ir daryk. Aš šitoks net linkiu jai kartais, padaryk klaidą, susigadink ką nors, kad suprastum, kad mama buvo teisė, o dabar leidžiu viską išbandyti ir kažkaip pas mus draudimų nėra šeimoje iš tikrųjų. Ir tas fainai labai yra, ir jinai tokia laisva auga mergina ir tokia, aišku, su savo charakteriu, bet kai jinai turi galimybę išbandyti viską ir jos niekas, žinai, uždarytos nelaiko namuose, tai manau, kad labai smagiai prisimins savo tą paauglystę, kad šiaip mes faini tėvai, žinok. Žinai, Diana, man atrodo, gal kartais net faini prisiminti ne savo paauglystę, o prisiminti, kokie faini buvo tėvai. Pažiūrėk, kiek mūsų, pavyzdžiui, mūsų karta turi kiek traumų iš tikrųjų iš vaikystės, ne? Ir mada prasidėjo nevaikščiot pas psichologą ir ieškoti problemų vaikystėje, bet iš tikrųjų mes augom. Žiūrėk, kokią mokykloje, ne, kaip mūsų auklėjo. Griežtai, ganėtinai griežtai ir traumuodavo vaikų psichiką. Vaikai, dabartinė karta, jie auga visiškai kitokie. Aš kartais netgi savo vaikų, jos panašaus amžiaus yra, aš kartais ir bijau kažką ir pasakyti. Ir žiūriu, kad pavyzdžiui ateina trupučiuką vyresnis mokytojas ir tie vaikai jo nesupranta ir jie visiškai nesutarė, nes karta, kuri auga dabar, jie yra kardinaliai kitokie ir jiems reikia visiškai kitokio bendravimo ir kitokių tėvų, negu kad buvo mūsų tėvai, mūsų seneliai. Na, laikai keičiasi. Keičiasi labai. Ir man netgi kartais net neramu būna, kad visko per daug matė, viską per daug pačiupinėjo, išbandė. Ir viskas per lengvai yra prieinama. Žinai, tas toks laikas, kai niekas nebedžiugina. Arba nebežinai, kuom nustebinti. Tai tada ir prasideda paskui, žiūrėk, kažkaip, kai jau nieks nebedžiugina, tai jau ir nelaimingas tampa.
Nu, nes mus tai džiugindavo maži dalykai, ne? O kaip dabar tos vaikus nudžiuginti, ne? Nu, kažkaip vat, kartais ir liūdna, kad visko yra per daug, ir baisu. Ir baisu, kad viską darytų teisingai, jeigu bandytų su galva, žinai, ir neprisidarytų bėdų. Ir kad, kaip sakoma, viskas būtų saugiai pabandyta. Bet kai turi tokius tėvus kaip jūs, kurie yra, jūs esate su vyrų tandemas, man yra labai gražu žiūrėti. Mes apskritai draugai esam visi trys su dukra. Jūs fantastiški, dukros nemačiau, vyrą mačiau, jūs esate fantastiški. Tarp jūsų, jūs jau kiek metų santuokoje esate? 16 santuokoje, o kartu 18. Bet jūs atrodot, žinai, žinai, kaip būna žmonės, kurie daug metų gyvena kartu, jie jau tokie, ne tai, kad kaip kambariokai, bet tarp jų visiškai kitokie santykiai. Bet jūs tokie, amazing, žinai, tas geras jausmas, jūs matyt kartu, dirbančius kartu, laimingaus yra labai smagu ir jūs tikrai užauginat. Čia yra jūsų antrasis vaikas. Taip. Jisai yra tiesiog stulbinamų dydžio. Aš labai norėčiau pasižiūrėti, kaip vyksta pas jūs viskas procese, gamyboje. Mes galim daug kalbėti apie tai, Taip. Bet ne tik aš, bet ir žmonės nori pamatyti, kaip iš tikrųjų vyksta visas tas kūrybos procesas, nes iš tikrųjų taip prieš istoriją, kodėl kūryba be filtrų, nes idėja pirminė buvo tokia, kad žmonės, vartotojai, klientai mato tik tais tą galutinį rezultatą. Jie mato paveiksliuką ir dažnai iškyla klausimas, kodėl aš turiu štai tiek mokėti, aš ten nueisiu Zarą ir nusipirksiu. Bet kai tu pamatai iš tikrųjų, kokios yra to brando, to žmogaus, kurie vertybės, kaip jisai sukuria, kaip jisai išmyli tą savo ir prekės vardą, ir savo kūrinius, ir kad visas tas paveikslėlis gražus, kurį mes matom Instagrame, kad už jo slypi, ir neįtikėtini dalykai, ir kokie sunkumai, ir kaip viską sunku yra organizuoti. Ir tai yra iš tikrųjų neįtikėtina. Tai mūsų tikslas yra parodyti žmonėm ir ne tik kitiem, kuriems suteikti motyvacijos, bet ir žmonėm, kurie perka iš tavęs, iš kitų kūrėjų, suprasti, kad tas daiktas iš tikrųjų yra vertingas ir galbūt jie netgi po šitų laidų pradeda visiškai kitaip žiūrėti rūbus, kurie nešioja ir galbūt netgi daugiau kreipiasi į Lietuvos kūrėjus ir pasirenka galbūt tvaresnį būdą, apgalvotą, sakykime, apgalvoti sprendimai nešioti tam tikrą daiktą, negu tiesiog tuščiai pirkti. Tai ką, keliaukime pasižiūrėti, kaip gyvenam. Kiek daug laiko praleidi šitoj kūrybinėje erdvėje? Ar tavo vis tik yra pagrindinis? Aš ją matau nuo savo darbo stalo. Mes kartais net pabendraujam garsiai, žinai, aš kažkokį klausimą turiu, merginas atsako, iš čia man net kartais nereikia ir ateiti. Bet šiaip tikrai šitas yra baltas stalas, mūsų tas toks darbo centras, ant kurio vyksta svarbiausi dalykai. Kaip sakau, visi svarbiausi sprendimai, pakeitimai, prasiuvimų ir gaminių. Tai mes šitą stalą vadinam mūsų visų darbo stalas. Ar nėra pas tave tokio poreikio viską kontroliuoti? Nežinai, kai kurie dizaineriai turite netgi perdėtą poreikį kontroliuoti procesą. Ar tu taip pasitiki savo kolektyvu, kad davai brėžinius ir dirbkit iki galutinio rezultato? Ir dalyvauju ir pasitikiu. Iš tikrųjų, kartais būna tokių dienų, kad aš atvažiuoju ir pasimatuoju jau gatavą be manęs susiūtą gaminį. Kartais dalyvauju kažkur, tai kartais sustabdau vidury prasiuvimų ir einam matuoti, žiūrėti, nes mano akis mato, kad kažkas tai ten ne vietoj ir kad netęsti bereikalingo darbo, aš stabdau procesą vidury kelio. Kartais tenka pasimatuoti jau gatavą ir manęs nelaukia, kol aš atvažiuosiu ir ten pasakysiu kažkokius tai komentarus. Tai būna įvairiai. Kaip vyksta visas procesas? Tu padarai brėžinius, techninius, tu atneši ir jos tiesiog jau tarpusavį jau pačios, kaip sakyt, visą tą procesą apsitarė? Ne, pirmas mano pokalbis būna, aišku, nuo ko prasideda drabužis, nuo lekalų. Kas lekalus daro? Konstruktorius. Tai mano geriausia draugė ir viso to pradžia yra mano konstruktorė. Matau, konstruktorė labai gražiai šypsosi. Kurią labai myliu, su kuria dirbam jau tikrai labai daug metų. Čia mano, kaip sakoma, jau šeimos narys. Taip mes ir gyvenam. Tai
Tai viskas prasideda nuo jos, mes su jie apsitarėm, kartais kas būna neaišku, aš gaunu iš jos pačios klausimų, bet mes vieną kitą ant tiek pažįstam, jinai pažįsta mano piešinius, mano brėžinius, kad jinai jau žino, kaip tiksliai tas siluetas gali atrodyti. Būna, kad reikia daugiau papasakoti ir detalizuoti viską smulkiai, ką jinai pati susikonspektuoja, nes ne po vieną piešinį gauna, jinai gauna gerą pundelį piešinių, su kuriais jinai jau ten tvarkosi. Ar tu viską pieši ranka, o nenaudoji kompiuterinių programų, nes dabar yra labai bandžius, bet žinok, aš tokia gana senamadiška to klausimai ir man pieštukas yra geriausias mano draugas. Nežinau, nepripratau. Gal kada nors ir užauksiu iki tokio naujų technologijų, bet iš manęs ir dukra pasijuokė kartais, kad aš esu old schoolas. Bet pradėkim. Aš labai nekompiuterinis žmogus ir man kompiuterio nereikia, mano darbo įrankis yra telefonas ir lapas, popieriaus lapas, pieštukas ir trintukas, viskas. Man daugiau nieko nereikia mano darbe. Bet pradėkim nuo to, kad tas old schoolas labai gerai dirba ir uždirba pinigus. Ir šiaip čia yra, sakykime, tikrai jau šiai dienai sėkmingas verslas ir pažiūrėk, kiek žmonių yra, kurie naudoja ir technologijas, ir žiūrėk, ir dirbtinį intelektą, bet nevažiuoja verslas. Nevažiuoja. Tai galbūt reikia trupučiuką kitokių Dianos Vapsvės metodų pasisemti. Grįžkit žmonės prie pieštukų ir popieriaus. Tai čia yra visa paslaptis, pieštukas yra tarsi burtų lazdelė. O kas čia pas mus yra? Čia yra klojiniai, čia yra drabužio, reiškias, iškarpos, vieno modelio skirtingos detalės. Tai čia iškeliaus merginom prasiūti. Ir turėsim sijonukų, kiek matau. Jeigu tu po kiekvienos užduoties imsi ir tvarkysies, o tai kada bus dirbti? Taip. Tai vat ir gyvena, man atrodo, visi kūrėjai gyvena tam, sakoma, kūrybinė betvarkė. Taip. Tas kūrybinis chaosas labai gerai, nežinau, man kažkaip tokioj tvarkoj, namuose turi būti tvarka pas mane, tikrai labai smulkmeniškai esu ir čia vienintelė vieta, kur galim ten su vyru kartais nesutarti, žinai, dėl tvarkos. Bet šiaip darbė tai aš nesu labai tvarkinga, kartais susitvarkau, žinai, vis tiek reikėtų, kartais svečių ateina, žinai. Bet man patinka tas chaosiukas, man atrodo, kad man duoda kažkokio tai tokio įkvėpimo, to tokio paprastumo jausmo, jaukumo, žinai, darbe ir namai, šiek tiek kitaip. Šiaip iš tikrųjų mane žmonės labiausiai ir atpažįsta kaip džinso kūrėją. Taip. Aš su džinsu labai daug dirbu ir daugiau negu pusė kolekcijos yra mano iš džinso. Tai aš jį labai myliu ir tikrai labai seniai su juo dirbu. Tai yra gana sudėtingas audinys, su juo reikia susidraugauti ir tikrai daug reikėjo darbo įdėti, kad jį suvaldyti ir išmokti su juo dirbti. Jis toks specifinis, įnoringas, kartais net labai piktos audinys, žinai. Bet aš labai mėgstu tokius standžius, formą laikančius audinius. Tai, sakoma, kažkaip atrodo, daugiau galimybių galiu išpildyti ir daugiau siluetų išformuoti iš to tokio formą laikančių audinių. O tu iš šitą švarkelį irgi matuosies ant savęs, nes matau, jis toks ganėtinai didokas. Oversizas. Tai matuosimės, žiūrėsim. Tai yra pirmas prasiuvimas. Kartais, žinai, drabužiai atsiranda ne iš pirmo karto, ne kartais, dažniausiai. Rečiausiai atsiranda iš pirmo karto, iš pirmo prasiuvimo ir kad viskas tinka ir nieko taisyti nebereikia. O šiaip kartais ir iš 15 karto prasiūnant, tu jau pasimeti, ką daryti, kad tu gautum tą tokį savo įsivaizduojamą rezultatą. Tai čia yra pirmas daiktas. Kas iš to išeis ir koks bus galutinis rezultatas, tai gali būti visiškai nebeatpažįstamas, negu dabar pati matai. Ar tu skirstai į vyriškus ir moteriškus, nes dabar yra labai madinga sakyti unisex ir man jisai toks, sakykime, kodėl jo vyras negali užsidėti? Taip, galėtų. Mano džemperius tikrai nešioja, labiau tą laisvalaikio kolekciją, tikrai vyrai nusiperka ir savo, jeigu atitinka dydžiai. Taip. Bet pavyzdžiui, savo parduotuvėje, tarkim, nežinau, tai yra moteriška kolekcija, bet vyrui patiko. Pas tave yra taip, kad, pavyzdžiui, perka tokius, ne, kaip uniseksą? Taip, neseniai, ir draugai irgi
žinomas futbolininkas mūsų Deividas Česnauskas, tai jisai praktiškai visą mano laisvalaikio kolekciją džemperių turi iš moteriškos skyriaus, bet puikiai atrodė, jisai toks smulkesnio sudėjimo, tai jam puikiai atitinka dydžiai, puošiasi ir laimingas. Diana, kodėl skriaudi vyrus? Ir nekuri vyrams. Visi... Čia, žinai, jeigu pradėsiu apie tai kalbėti, tai mes užtruksim dar kokias 3 valandas mažiausiai, nes čia yra labai... Aš turėčiau papasakoti viską nuo smulkiai ir iš finansinės pusės, ką reiškia įsivesti vyrišką kolekciją. Tai yra įmonės plėtra. Įmonės plėtra, kuriai tu turi turėti resursų. Sukurti aš galiu, bet pagaminti pakankamai sudėtinga yra. Tai manau, kad gal užauksiu kada nors su kitom, bet šiuo metu man labai sudėtinga susidėlioti, kad išeitų sėkminga ir didelė plati kolekcija, kad turėtumėm iš ko išsirinkti moterišką liniją ir plus vyrišką, tai yra labai sudėtinga. Bet kaip manai, ar Lietuvoje yra ta perkamoji galia vyrų, kurie renkasi būtent lietuvių dizainerius? Antra priežastis, turiu atsakyti šitą klausimą, antra priežastis, kartais susiduri tikrai su vyrais, kurie ateina ir mane pačią pakalbina, kažkada pirkau ten pas jūs prieš 5 metus džinsus, noriu tokių pačių. Tai ką tai reiškia, kad vyras ateina, nusiperka džinsus ir jis grįž tik po 5 metų pas tave. Supranti? Tai vyram nieko nereikia. Iš esmės, jie kalba, taip, mums reikia naujų džinsų, bet jie grįž pas tave labai po daug metų. Kai iki skilių išnešios, tai ką reiškia, kad tavo produktai yra tokie kokybiški, kad jis gali nešioti 5 metus? Tuo galiu pasidžiaugti, bet ir galiu paliūdėti, nes jie nebegrįžta greitai. Tai iš verslo pusės tai nėra apyvartos ir nėra tokio, žinai, neužsisuka ratas tiek, kad aš galėčiau paleisti mažiausiai 100 vienetų į gamybą, kad žmonės, vat, kaip sakom, vyrai eitų ir suktųsi ir vienas išeina, kitas atėjo. Moterim visada visko reikia. Nauja bliskutė, tai šitą paseną mums reikia naujos. Man niekada nėra ką apsirengti. Va, čia visos moteris, jo. O vyrai, jie lėtai vartoja madą, aišku, pagirtina, galim pradėti kalbėti apie tvarumą ir visą kitą, ar ne, kad jie saugo gamtą, sunešioja iki galo, mes moteris elgiamės šiek tiek kitaip, ar ne. Tai va, tai antra priežastis, vyrams nieko nereikia. O taip pat vyrai, vargšiai vyrai mūsų. Taip Tautvydai. Diana, ką tu galėtum palinkėti, sakykime, jaunam dizaineriui, kuris dar tik pradeda savo kelionę ir dar net neįsivaizduoja, su kokiais iššūkiais jam teks susidurti, galbūt kaip pasiruošti tiems iššūkiams, kur semtis informacijos ir kaip nebijoti apskritai klysti, nes mes labai dažnai, vaikai yra puikus pavyzdys, iš ko mes galim mokytis, ne, ypatingai, kai jie pradeda vaikščioti, jie nukrenta, vėl atsistoja, išsikrūvina kelėnus, vėl atsistoja ir eina. O pas suaugusius trupučiukai yra kitaip, ne, mes nukrentam ir dažnas net nebeatsistoja, arba atsistoja ir sako, viskas pasiduodu, čia yra ne man. Aš galvoju, kad suklysti yra būtina. Nesuklydus nieko neišmoksi. Būtinai suklyskit, būtinai supraskit, kodėl tai atsitiko ir labai svarbu, ta prasme, bet kurioje veikloje, kas užaugo be klaidų. Tai kaip ir pati sakai, žinai, ir vaikai be klaidų nenugriuvę, neužauga, tai taip ir verslai lygiai taip pat yra nuopoliai, yra pakilimai. Svarbiausiai, žinai, tikėti, manau, kad tuo, kad tu darai, tikėti savim ir žinoti, kam tu kuri. Irgi tą patį jau sakiau, ar ne? Jeigu tu nežinai, kam tu kuri ir kas galutinis tavo kūrinio vartotojas ar nešiotojas, tai yra svarbiausia vieta. Jeigu tu nežinai kas, manau, kad nebus tai tiek sėkminga, nebent tai kurie tenkina. Gali būti ir taip, mes juk ne visi kūrėm dėl to, kad uždirbti pinigų. Gal kažkam tiesiog tai yra gyvenimo būdas, iš to, kaip sakoma, jaučia malonumą
ir toks tam tikras pasitenkinimas, ar ne, tiek ir užtenka. Bet jeigu svarstote apie rimtesnį verslą, aš manau, kad labai svarbu žinoti, kam tu kuri ir nebūtinai turi kurti savo, ką tu pats nešioji. Tai nusileidžiam iš 2 aukšto ir štai kur keliauja visi tavo drabužėliai, ar ne? Čia tavo vienintelis dabar šourumas šiai dienai yra. Taip, mes kažkaip susimažinom jaukiai, paprastai. Iš tikrųjų, kai buvo laikas, kai mes turėjom 4 parduotuvės, tai tikrai labai daug laiko atimo suadministruoti, sužiūrėti, suvežioti viską. Tai mes atsikvėpim, mes turim dabar vienus namus, kuriuose gyvenam ir dėl visų kitų miestų nebereikia nieko. Tikrai žymiai daugiau darbo galim skirti ten, kur reikia įskirti ir darbą, ir savo laiką, ir energiją. Tai manau, kad susikoncentruoti į svarbiausius dalykus versle yra kartais irgi labai svarbu ir turėti tam laiko. Man labai patinka, kad jūs čia labai iš tikrųjų protingai pasielgėt, nes viską turit vienoje vietoje. Mes taip ir svajojam visada iš tikrųjų, kad tą svajonę išsipildyti, tam reikia gerų patalpų. Ir mes jau tikrai seniai dairomės, kad viską sudėti po vienu stogu nėra paprasta. Tai šitas patalpas, iš tikrųjų, šita vieta mūsų, ir atrodo, kad man sukurta, aš kartais galvoju, Dieve, kur aš anksčiau buvau. 12 metų iš tikrųjų pravargom kitose patalpose, tai galim dabar pasidžiaugti tikrai ir patogumais, ir vieta. Ir klientai džiaugiasi, ne tik tai mes, nes iš tikrųjų labai patogu privažiuoti prie pat durų, niekur nereikia grūstis ir tikrai žymiai ir gražiau apsipirkti irgi yra malonu. O tai čia visas ir vyksta, ne? Kolekcijų fotografavimas, gal galim trupučiuką pasižiūrėti. Galiu, aš atstumsiu praėjimą, atstumsiu tada. Prašau. O kada visą tai vyksta, pavyzdžiui, jūs vis tiek, nedarbo metu galbūt fotografuojate? Darbo metu. Gali atėję pas mane apsipirkti, gali matyti kartais ir mane pačią besifotografuojančią. Kaip įdomu. Būna ir taip. Aš čia darau asmeninės fotosesijas. Tai klientus įtraukėt į visą procesą, labai smagu. Bet šiaip manau, kad būtų visai galbūt netgi faina, jeigu galbūt būtų kažkokios, procesų dienos, kur žmonės gali ateiti ir pasižiūrėti, apsipirkti, galbūt atvirų durų dienos. Visai įdomu būtų. Aš čia taip, svajoju. Norėtum dalyvauti fotosesijoje ir matyti, kaip tai vyksta. Visai smagu, žinok. Žmonėm įdomu iš tikrųjų, kai ateina apsipirkti, tai žinok, kai žmonės nelabai matė tokių dalykų, tai jiems toks, nematyti reikalai vyksta, ir tikrai smalsu pasižiūrėti, kaip vyksta fotosesijos, kaip dirba modeliai, toks tam tikras reginys vyksta. Čia yra tam tikras mini kolekcijos pristatymas. Taip. Aš tiesiog dabar taip reflektuoju kaip klientė, kad galvoju, man visai fainiai būtų pamatyti. Tarp kitko, tokią mintį darė bent jau kažkada, kai aš buvau Romoje, būtent Fendi mados namai, jie leisdavo klientus tam tikromis dienomis į savo dirbtuves, 2 aukšte, jie galėdavo užeiti ir pasižiūrėti, kaip gimsta tie kūriniai. Tai aš, man atrodo, galvoju, kad tau visai gal netgi padidintų srautus tuo metu, kad žmogus neateisgi tiesiog pasižiūrėti, jisai ateis pirkti, bet galbūt visai būtų toksai fainas būdas parodyti naują kolekciją, nedarant pristatymo renginio, bet galbūt pritraukti klientus tokiu būdu. Aš manau, kad čia yra labai įdomu. Visiems įdomu pasižiūrėti, kaip ta virtuvė dirba. Pagalvosime. Bet labai smagu, kad aprodai taip labai, vaizdžiai visą tą procesą, nes ne visi leidžia į užkulisis. Manau, kad dar mes nedaugom iki to, kad rodyti procesus, tai jau yra labai populiaru, užsienį brandai tai daro, bet Lietuvoje vis dar kažkaip bijo konkurencijos, bijo, kad kažkas nukopijuos, bet aš manau, kad ne dėl to mes rodom. Mes rodom dėl to, kad... Aš galvoju, kodėl aš šiandien sutikau parodyti, galbūt įkvėpti, kurie svajoja sukurti savo prekės ženklą ir jį išvystyti į sėkmingą prekės ženklą. Tai manau, kad gal pavyko šiandien su tavo laida įkvėpti ir paskatinti kurti, nebijoti, tikėti ir, aišku, daug dirbti.
Aš manau, kad tikrai net mane pačią kaip kūrėją be galo įkvepia. Man apskritai, aš kiekvieną kartą, kai atvažiuoju pas kūrėjus, tu matai visą laiką skirtingą požiūrį, tu matai skirtingą virtuvę. Visi vis tiek turi savo taisyklės, jie dirba savaip ir tu kiekvieną kartą pasižiūri ir tu įsikvepi, ar atrodo, va taip pat nežinojau ir galbūt tu tiesiog grįžti namo ir šiandien kažką sukursi faino, nes kai tu matai sėkmingus verslus, labai neteisinga, manau, yra pavydėti kitiems jų sėkmės, tai aš visai sakau, taip, po galais kelkis, reikia dirbti. Jeigu tau... Man kartais trūksta palaikymo ir paskatinimo ir bendradarbiavimo tarpusavį. Tarkim, Lietuvoje tarp dizainerių kažkaip, man atrodo, galėtų būti daugiau tos draugystės, daugiau bendrų projektų, daugiau kažkokių tai bendrų idėjų, kurios galbūt vienam sunku įgyvendinti, bet mes visi galim tai padaryti, juk visiems saulės, žinai, užteks ir mūsų netiek jau ir daug yra ir galim daugiau gražių dalykų sugalvoti ir sukurti kartu. Aš kalbu apie kad ir tos pačius kolekcijų pristatymus, kuriuos galim sukurti visi kartu, nebūtinai vienam dizaineriui yra pristatyti kolekciją. Ne? Galim tai padaryti ir sukurti tą podiumą ir pristatyti visi tuo metu, ar ne? Ir kažkada man buvo tokia mintis sukurti tą tokią bendruomenę, suburti dizainerius, sugalvoti tą mados savaitę, kur mes galim ir turim galimybę pristatyti savo naujausias kolekcijas, bet palaikymo negavau. Čia jau tikrai daug metų atgal. Palaikymo nebuvo, norinčių nebuvo draugauti su kitais, aš čia pats savo viską moku ir galiu ir kažkaip mane labai tas nuvylė. Ir panašu, kad dar nepasikeitė ta situacija. Kiekvienas nori būti savimi, pas save, užsidaryti kažkur, tai ten nieko nerodyti ten, arba papykti ant kažko kito, kam ten geriau sekasi. Mums seksis visiems žymiai geriau, jeigu mes draugausim. Aš visą laiką sakau, kad pasaulyje yra jau beveik 8 milijardai žmonių ir, su tokiu kiekiu žmonių planetoje, jeigu ne čia rasi, kitur rasi, kiekvienas ras savo klientą, galų gale, galbūt tavo klientas niekada netaps mano klientu, o mano klientas niekada netaps tavo klientu, ne? Nes visi žmonės jie yra unikalūs, kiekvienas turi savo stilių, kiekvienas turi savo požiūrį į madą, galbūt į drabužį ir dalintis žmonėmis ir spręsti už juos, ką jie turi nešioti, tai kiekvienas žmogus turi teisę nuspręsti, kokį dizainerį jis nori vilkėti, kokį drabužį jis nori vilkėti, ką jis nori pasakyti savo įvaizdžiu ir mes turim duoti žmonėms visišką laisvę rinktis ir rengtis tais dizaineriais, kuriais mes norim rengtis. Tai iš tikrųjų čia buvo toks vienas labai nefainas atvejis, bet čia buvo ne Lietuvoje. Čia buvo užsienyje, nenoriu minėti vardo, apie kurią asmenybę ėjo kalba, bet Demna Gvasalija buvo pasakęs vienai aktoriai, kad aš esu prieš, kad tu nešiotum mano drabužius, išmesk juos. Tai va, čia yra baisu, nes iš tikrųjų žmogus moka už tai pinigus, ne, ir mes, Balenciaga yra tikrai labai brangus prekės ženklas ir įperkamas ne kiekvienam, kai žmogus moka. Prekės ženklas gali rinktis, kas tave reklamuos, bet kas tave nešios yra skirtingai. Ir moka už tai pinigus. Tai aš manau, kad mes visapusiškai turim leisti klientams daryti, ką norim. Ir jeigu mes, kaip tu ir sakai, pradėsim draugauti, tai visiškai pasikeis mūsų rinka ir manau, kad mes galbūt su šita laida darom pirmus žingsniukus to link ir aš labai tikiu, kad mes, žodžiu, pasieksim daug. Tai duok, aš tave apkabinsiu. Man buvo taip nerealu su tavim bendrauti, čia buvo tokia, čia buvo nereali patirtis, aš pasijutau, žinai, kaip, aš pasijutau kaip ne Lietuvoje, tu parodai visiškai kitą lygį ir aš tikiu, kad tu įkvėpiai daugybę jaunų ir nebūtinai jaunų žmonių, žodžiu, Diana, nenustok kurti, tu darai fantastiškus dalykus ir dar kartą linkėjimai tavo vyrui, nes, jūs esat kažkas, antgamtiško. Taip, kad linkiu jums, jūs, žodžiu, esat nerealūs ir aš linkiu jums didžiausios sėkmės, išsiplėskit iki Europos užvaldymo, išsiplėskit iki didelės vyriškos kolekcijos, kad ją tik tais pirktų ir, žodžiu, labai ačiū visiems, kad jūs žiūrėjote, mums labai svarbus yra jūsų palaikymas, kiekvienas jūsų įsitraukimas, kiekvienas jūsų komentaras, pasidalinimas ir gražų žodžiai kūrėjams yra ne tik
paskatinimas mums kurti, bet ir paskatinimas kūrėjams kurti jums, rengti jūs ir kiekvieną kartą kažkuom nustebinti. Tai žodžiu, noriu palinkėti jums gerų naujųjų metų ir vat, su šita nuostabia laida mes įkvėpsime galbūt jūs pasiekti kažką šiais metais daugiau ir kad šitie metai kiekvienam iš jūsų būtų nuostabus. Ačiū Jums.